Plytinės trečiasis etapas. Kvalifikacija. Šį kartą jaučiau, kad kartingo akceleracija nėra pati geriausia. Startinė vieta tik 9. Na štai, pirmųjų lenktynių startas. Nusprendžiau stebėti, ką kiti darys. Jeigu nevažiuos kiti džokeriai, aš važiuosiu. Nes labai daug priešininkų priekyje, aplenkti labai sunku, visi labai vienodai važiuoja. Dviese pasirinkome panašią taktiką. Prastai išvažiuoja varžovas iš posūkio. Bandau apsilenkti, bet per trumpą tiesioji. Tenka grįžti į savo poziciją. Mąsčiau važiuoti vėl į džokerį, bet matau, kad jisai važiuoja, tai darau atvirkščiai. Čia pastebiu, kad lenktynininkas išvažiuoja iš džokerio gana greitai, ginu vidinę poziciją. Kaip ir pavyksta apsiginti, važiuojam šalia vienas kito, bet gaunu kontaktą. Šiek tiek sukimba kartingai ir slystu. Prarandu apmaudžiai poziciją. Matau, kad priekyje lėtesnis varžovas. Važiuoju vėl į džokerį, kad nereikėtų kovoti. Sutaupau taip laiko. Daugiau į džokerį važiuoti nereikės. Per lenktynės reikia panaudoti 2 kartus. Šioje vietoje vos neužkabinu kūgio. Būtų 3 sekundžių bauda. Po šių lenktynių supratau, kad reikia daugiau svorio mesti į priekį, tai yra sėdynę truputį truktelti arčiau vairo, nes labai daug
daug lėtų posūkių, kur reikia priekio sukibimo. Važiuojant labai sunku suprasti, kurioje pozicijoje esi, kadangi džokeris atima labai daug sekundžių, yra vairuotojų nepanaudojusių džokerį. Šiame posūkyje visi kūgiai išversti, tai reiškia 15 sekundžių kažkas baudos gavo už 5 kūgius. Na štai, balta vėliava, reiškia paskutinis ratas. Priekyje lenktynininkų kiek mažiau nei pradžioje. Na ir finišas, kaip matau, finišavau 7 vietoje, tačiau kiti pilotai prisirinko baudų. Startas iš 4 pozicijos superfinale, kas labai palengvina mano šansus atsistoti ant podiumo. Superfinale strategija buvo važiuoti su visais, stengtis nekovoti, bet štai įlenda į vidų, prarandu vieną poziciją. Bandžiau stengtis nekovoti ir važiuoti kartu su visais, neatsiliekant nuo pirmųjų pilotų, kas, manau, visai pavyko. Tai priešais matysite pavyzdį priešininko, kaip nereikia daryti. Jisai lenkėsi į vidinę trasos dalį, taip sumažindamas savo sukibimą. Visada reikia lenktis į išorę. Aišku, tai negalioja sportiniam kartingam, tai labiau galioja
Rentiniam kartingam, kadangi jų padangos yra labai kieto mišinio. Ir užmesdami svorio ant išorinių ratų galima daug greičiau įveikti posūkį. Kitaip sakant, jisai tau prisidaro understeero, taip važiuodamas. Štai visi penki. Visi pirmi penki šalia vienas kito. Pasižiūriu per petį, gale tarpas didelis, mąstau apie džokerio panaudojimą. Bet žiūrėsiu, ką kiti lenktynininkai daro. Na, atrodo, niekas nevažiuoja, bet vienas kartu lenktynininkas pasuka paskutiniu momentu. Į priekį iššoka dar vienas lenktynininkas, neaišku, ar panaudojęs džokerį ar ne. Na, čia važiuojant vyko vienas baisesnių momentų. Paspaudus stabdžio pedalą užsinešiau. Vos neužkabinau kūgių. Važiuojam toliau. Bandom prisivyti. Kitas lenktynininkas važiuoja į džokerį. Aš bandau daryti atvirkščiai ir prašokti jį. Bandau prisivyti lenktynininką oranžinę maikutę. Tačiau prisivėju per greitai ir prarandu laiko. Reikia kuo greičiau lysti į džokerį, nes lenkimai labai ilgai užtrunka, negaliu gaišti laiko. Panašu, kad posūkyje padaro klaidą lenktynininkas ir priartėjau koviniu atstumu. Galbūt tai kova dėl podiumo? Priešais lenktynininkas palaiko labai gerą tempą. Kol kas labai sunku išlaikyti kovinį atstumą.
Priekyje mūsų vyksta kova. Labai greitai vejamės kitus lenktynininkus. Na štai sutrukdo jam priešais lenktynininkas ir važiuoja į džokerį. Galbūt tai galimybė aplenkti. Kontaktas gana stiprus, palieku vietos viduje. Nenoriu gauti baudos. Kol kas išlieka pozicijos tos pačios. Geriau išvažiuojame iš posūkio. Dragas. Tačiau nėra kur lenkti. Gina vidinę dalį. Bandome įlysti į vidų, tačiau vietos labai mažai. Šiek tiek kliūdome barjerą. Vėlgi neaišku, dėl kurios pozicijos kovojame. Priešais matau dar vieną lenktynininką. Vėl gina vidinę trajektoriją. Su išvažiavimas daug geresnis. Ir čia gina vidinę trajektoriją, aš iš išorės užkryžiuoju kelis kartus ir lendu į vidų. Nešvarioje trasos dalyje užsiblokuoja ratai, lieku šiek tiek per mažai vietos, lenktynininkas gražiai išvažiuoja per šoną. Važiuodamas nesupratau, ar liko jam vietos, ar jisai išlėkė iš trasos, bet panašu, kad išlėkė iš trasos, nes atstumas tarp jo ir manęs labai didelis. Na, yra kaip yra, stengiamės spausti toliau. Priešais iš džokerio išvažiuoja vienas pilotas. Daugiau priekyje nieko nesimato. Panašu, kad tai pirmasis. Spaudžiu kiek galiu. Bandau priartėti, galbūt jis irgi gaus baudą ir pakilsime į aukštesnę poziciją. Finišuojame per kokią sekundę nuo pirmojo. Ir pasikalbėjus su teisėjais, pasirodo, kad pirmasis gavo baudų, o mūsų epizodą skaitė kaip lenktyninį incidentą. Ir grupės nugalėtojas Evaldas Aškonis. Plojimai!